Finansiniai kataklizmai labiausiai jaučiasi kardiologiniuose skyriuose. Medikai teigia, kad padaugėjo žmonių patyrusių infarktą, kurių širdis iki tol buvo visiškai sveika. Todėl mes dabar ir pakalbėsime apie tai, kaip išsaugoti širdies sveikatą, nežiūrint į visus neigiamus aplinkos poveikius. Retai kada infarktas ar insultas ištinka žmogų turintį sveikas kraujagyslės. Dažniausiai sunkių širdies susirgimų pranašas būna kraujagyslių liga – aterosklerozė. Aterosklerozė yra labai klastinga liga, todėl kad labai ilgai žmogus turėdamas nieko nejaučia. Ir dar vienas dalykas, kad ne visuomet mes susimastome, kad organizmas išraizgytas kraujagyslėmis. Mes labai gerai žinom, kad turim vieną širdį, 2 inkstus, 2 plaučius, galvos smegenis, 2 akis ir taip toliau. Bet visada reikia prisiminti, kad kiekvieną iš tų organų maitina kraujagyslės. Ir be kraujagyslių nei vienas mūsų organas negalėtų funkcionuoti. Kraujagyslių liga ir yra vadinama aterosklerozė. Bėgant metams, žmogaus kraujagyslių arterijų vidinis sluoksnis apsineša, jis tampa nebešvarus, nebetolygus ir kraujagyslės sienelėse pradeda formuotis sankaupos vadinamos ateromomis. Tai yra plokštelės. Jūs galite įsivaizduoti, kad ką tik gimusio naujagimio arba mažo vaiko kraujagyslės vidinė sienelė yra glotni, lygi kaip šilkas, be jokių išsikišimų, be jokių susiaurėjimų, be plokštelių, be riebalų sankaupų. Ir vėliau, bėgant metams, ta kraujagyslė palaipsniui tampa nešvaria, suserga. Nustatyta, jog nuo 20 iki 30 metų žmonių grupėje apie 30% tokių jaunų žmonių jau turi širdies kraujagyslių ateromas, bet nieko nejaučia. O jeigu paimsime žmonių grupę, kuriems virš 50 metų, tai jau 85% tokių žmonių turi širdies kraujagyslių ateromas. Aterosklerozė labai ilgai yra nebyli, gal dėl to žmonės ir nelabai jos bijo, gal nelabai žino, gal stokoja informacijos. Pasirodo, mes patys lemiame tai, kad kraujagyslių vidinis sluoksnis tampa nelygiu ir dėl to kraujagyslė suserga. Labiausiai susirgdinti kraujagyslės rizikuoja rūkantis, nepaisantis didelio cholesterolio kiekio kraujyje, mėgstantis riebiai pavalgyti, gyvenantis nejudriai ir tie, kurie turi pilvinį nutukimą. Pastaruoju metu ligoninėse daugėja tokių, kurių kraujagyslės neatlaikė streso. Jau turime kardiologiniuose skyriuose dabartinio didžiulio streso padarinius. Tai yra ir miokardo infarktai dėl streso, dėl nuovargio, dėl įtampos. Norint išsaugoti sveiką širdį, svarbu atsikratyti visų žalingų įpročių ir stebėti, ką valgote. Įrodyta, kad kuo mes daugiau valgome riebios mėsos ir polinesočiųjų riebalų rūgščių esančių riebioje mėsoje, tuo greičiau prasideda ir progresuoja aterosklerozė. Ir atvirkščiai tos tautos, kurios valgo labai daug žuvies ir ypatingai šaltųjų jūrų žuvų, labai retai serga aterosklerozė ir aterosklerozinėmis komplikacijomis. Tai pavyzdžiui, eskimai. Seniai įrodyta, kad eskimai beveik neserga miokardo infarktu, todėl kad jų mityboje, jų racione pagrindinė vieta užima jūrų produktai. Kuo daugiau jūrinių produktų, kuo daugiau žuvies ir kuo mažiau riebios mėsos, kuo daugiau daržovių, vaisių, tuo lėčiau progresuoja aterosklerozė. Visoje Europoje dabar įvykdžius didelius tyrimus žmonėms, kurie persirgo miokardo infarktu, yra rekomenduojama kiekvieną dieną suvartoti omega-3 riebalų rūgščių, tai yra pagrindinė žuvų riebaluose esanti medžiaga, ne mažiau kaip 1 gramą per dieną. Ir yra daugybė įrodymų, kad omega-3 riebalų rūgštis esančios jūrinėse žuvėse apsaugo nuo infarkto. Omega-3 riebalų rūgštys turi daugybę labai gerų savybių, dėl kurių šiandien praktiškai neabejojama. Ir netgi visiems sveikiems žmonėms, tiek europiečių kardiologų draugijos rekomendacijose, tiek ir amerikietiškose rekomendacijose yra patariama arba valgyti žuvį 2-3 kartus per savaitę, pageidautina netgi kasdien, jeigu žmogus ją mėgsta, o jeigu ne, tuomet galima vartoti papildus omega-3 riebalų rūgščių kapsulės.
Omega-3 polinesočiosios riebalų rūgštys mažina uždegimą, aterosklerotinių plokštelių susidarymą, kraujo krešumą, skystina kraują, gerina kraujagyslių elastingumą, mažina trigliceridų cholesterolio koncentraciją kraujyje, pasižymi antiaritminiu poveikiu ir mažina kraujospūdį. Vaistinėse ieškokite Müller omega-3 plus folio rūgštis kapsulių. Šio preparato sudėtyje esanti antihomocisteino grupė, tai yra folio rūgštis, vitaminai B6 ir B12, mažina homocisteino koncentraciją kraujyje, todėl taip pat mažina kraujo krešumą. Müller omega-3 riebalų rūgštis tai natūralus produktas iš žuvų taukų. Omega-3 riebalų rūgštis tai ne tas pats, kas žuvų taukai. Paprastai žuvų taukose yra tik iki 30% omega-3. Tai reiškia, kad 1 gramas žuvų taukų turi tik 300 mg omega-3. Tad būtina skaityti etiketę. Rekomenduojamoje paros dozėje turi būti 1 gramas omega-3 riebalų rūgščių, o ne 1 gramas žuvų taukų. Müllers omega-3 riebalų rūgščių 2 kapsulėse yra rekomenduojama paros norma, tai yra 1 gramas riebalų rūgščių omega-3. Taip pat šio preparato sudėtyje yra folio rūgštis, vitaminai B6 ir B12, kurie būtini širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijai palaikyti. Gerti reikia po 2 kapsulės kasdien. Turint širdies kraujagyslių sistemos problemų, produktą rekomenduojama vartoti be pertraukos.